Man jau žiauriai nepatinka, nes ir taip žiauriai karšta ir šitų susidėjęs aš tiesiog čia verdu savo sultyse. Kaip gražiai atrodo viskas. Vau. O kur mes čia einam miegoti? Aš neįsivaizduoju. Kakučių kava. Skanus man. Man tai čia grinai toks maniškis Disneylandas. Labas rytas. Labas rytas. Tai kylame, toliau judame. Jau mūsų nekartą, gal mano, aš dažniausiai miniu tą Budą. Tai dabar tikrai tą į Budą varom. Ir buvo visai įdomu pasižiūrėti viešbučius, kokie ten yra. Tai bent jau man toks pirmas vaizdas, kad tokios kaip kaimo pirkios gamtoje. Tai mes gyvensim tokiuose nakvynės namuose. Tiesiog nei viešbutis, nei kas. Tai labai bus įdomu, ką mes gausim, nes realiai 11 eurų viena naktis, 2 žmonėms su pusryčiais. Aišku, tie pusryčiai irgi bus tų šeimininkų gaminti, tai viskas bus labai įdomu apskritai įėjus netgi ir pamatyti, kaip ten kas, bet jokių lūkesčių nėra. Viskas paprastai. Man tai pirmas jausmas toks, kad bus, žinai, bent jau su pusryčiai taip kaip sapą, kur turėjom, kur Gabrielė sakė greitai, kad jau keičia viešbutį, nebegaliu. Tai gali būti jos vėlestas, bet kas labai faina ir ko aš pats labai noriu į tą jau Budą nukeliauti, nes man toks jausmas, kad bent jau net iš Google Maps'o, kad jis toks gamtoje, tas visas kaimelis tikrai daug to žalumos, daug gamtos, tai to norisi, gal nebus tavo ten tų paplūdimų pakrančių, bet bus tikrai bus gamtos. Kitą ką pamatyti, tai šiaip faina, laukiam, kada vyksim, nes čia irgi daug tų kamščių yra. Net kviesmės grabą, įdomu, kiek laiko mes vyksim, nes realiai gal net 1,5 valandos arba 2 mūsų lauks kelyje, o kaina ta kainuos 13 eurų. Tai šiaip net keista, bet nu jo, taip viskas čia vyksta. Dar toks dakėlėlis, čia visai toks neseniai įvykęs dalykas, ko čia mažiausiai gali tikėtis, tai aš labai myliu šunis ir tiesiog einant įsikalkiai, standartiškai savo pietų davinę pasiimti, miegojo šuo ir praeinant man jis ar įsigando ar kažką, ar tiesiog instinktyviai įkando man į koją. Tai aš taip ramiai pravau, panašiai, bet aišku, tokiais dalykais nereikia juokauti. Tai nuvykome į vietinę, žinau, čia privačią ligoninę, kažką, kuri buvo visai šalia viešbučio ir sakė, kad iš esmės tai, kadangi negalima nuspėti, ar tas šuo turėjo ten kokią pasiligę ar dar kažkokių kitų ligų, tai reikia darytis vakcinas nuo pasiligės ar dar kažką. Nuo pasiligės ir stabligės. Ir stabligės, tai va. Aišku, pradžioj tai sužinojau šitą įvykį, tai ganėtinai po įvykio, kelios valandos po, kai tik tarp kitko, kai grįžau ir išsimaudžiau ir tiesiog buvau kambarį, prisiminė gražuolis. Tai iš esmės vis tiek aš darbas mano buvo ir aš tiesiog... Man įkando šuo svetimas, laukinis kažkoks, žinai, einant tiesiog. Įprasta situacija. Ir dar nenorėjai tu net važiuoti ten jokias ligoninės, nieko, bet susitvarkėm reikalus. Žinai, mini reikalai gali labai paskui eigoje pasirodyti nemini tai. Jo, bet gerai, kad yra visi draudimai, viskas, tai mes irgi, kadangi iš karto kreipėmės praktiškai, tai matysim, kaip viskas veiks, nes pirmą kartą irgi šią paslaugą pasinaudojom. Dėl to yra svarbu tikrai turėti visą laiką ir draudimus, viską, nes ganėtinai nemažai ir kainuoja šitos vakcinos čia. Tai nežinau, čia aišku šitą informaciją įdomi ar ne, bet jeigu nutiktų toks atvejis, tai bent jau yra 3 tos vakcinacijos fazės, tai pirma iš karto dabar, kurią padarė, kita po savaitės ir kita atrodo dar po 2 papildomų savaičių kažkas tokio. Tik irgi su draudimo bendrovė, kai kalbėjom, jis sako dėl 3, kad trečia yra rekomenduojama ir panašiai, tai dar aiškins. Lyg čia būtų kažkoks kosmetinis dalykas, nori pasidažai, kai nori nepasidažai. Tai čia biškai toks diskusinis dalykas, net nemanau, kad gal ne diskusinis, o tiesiog reikia daryti taip, kaip medikai sako ir padaryti dalykus, o žinot, gal vis tiek taupo pinigus ir į savo pusę atitinkamai kiekvieną instanciją žiūri. Tai nežinau,
pasižiūrėsim, kaip čia kas vyks, bet... Dėl draudimo tai man net realiai labai įdomu dabar, kadangi mes dabar visas tas fazes galima suprasti, kaip viskas vyksta, kokius ten dokumentai parašė tiesiog kelionių šitos skrydžio bilieto ir būtent jau tų čekiukų ir būtent medicinio išrašo, kurį ten mums sakė bent jau įstaiga per parą turėtų atsiųsti. Tai šitos nusintėm ir bus labai įdomu pažiūrėti, ar ten tuos pinigėlius artimiausiu metu jie atsiunčia. Jo, įdomu apskritai, kaip greitai visus procedūros vyksta, nors šiaip visus patvirtinimus viską gavom labai greitai, atsakė, užregistravo įvykį, tai pakankamai operatyviai sakyčiau, tik tai va dar iš mūsų reikalingas vienas papildomas dokumentas, kurį ir sakė atsiūs ta medicinos įstaiga. Paskui įdomu, kaip visas tas grąžinimas bus ir kaip toliau bus tolimesnėm vakcinacijom, nes maža kas čia iš tikrųjų, žinai, galima pro pirštus žiūrėti ir galbūt viskas okei bus, čia gal nieko, žinai, kaip sakant, vis tiek, jeigu šuo pasilikė sergantis dažnu atveju, pats yra agresyvus ir pats puola, čia, bet nežinai, tai kol kas jaučiuosi gerai, viskas kol kas šiuo metu bent šiai dienai yra gerai ir ką tik tai sukrauti, lauksime taksi ir jau susimatysim kažkur prie Ubudo, turbūt mūsų to Guest House viešbučio. 2,5 valandos kelias, buvo 20 km, tiek laiko važiuoti, kosmosėlis, bet panašu, kad mes jau esame čia kažkur. Hello. Hello. Okay, thank you. On that, okay. Pasitiko jau mus kažkas, netyčia. Šuo. Šunikas gali. Tai jau nežiūrėk į tuos šunis. Hello. Hello. Okay, thank you. Tai ką, kaip visada, kol kas mūsų dar nepriėmė. Nors jau 2:30. Miškai, nors antrą rašo, kaip ir turi priimti, bet dėja teks palaukti. Tai pagalvojam, jau čia nueisim, kadangi jau visai alkani esam, nueisim pavalgyti. Man tai atrodo, kad čia tiesiog mūsų kažkaip pamiršo ir dabar surado kambarį. Čia labai fainai atrodo, čia skaityk, žiūrėk, erdvės yra tiesiog namų, bet tokie, žinai, altoriai įkurti didesni, tai labai autentiškai atrodo. Galėsim šiek tiek arčiau pasijausti jau kaip vietiniai gyventų. Autentiškai atrodo, fainai šia visą. Vat žiūrėsim, įdomu, kaip su to kambariuku mums čia spręs dilemą, kad nebūtų taip, žinai, kad kokį rūsinį likusį kambariuką kokį, žinai, rengs ir sakys, matysim. Bet paskui bus. Jo. Mes viskas pamatėm, kad 10 kartų pigiau vietoj takso tiesiog pasimti motociklus, tai varom atskirai ir susitiksim maisto vietoj. Okay. Bye. Thank you so much. Viskas, atvykau, kažkaip mane pirmą. Yes, thank you. Thank you, bye. Žodžiu. Taksistas labiau norėjo greičiau atvažiuoti, kad kitus atsakymus daryti. Ką esam, mūsų vietikiai? Darom valgy, nes valgėm tik pusryčius, jau čia daug valandų praėjo, tai jau norim valgyti. Aš matau, kad čia visai jaukiai gražiai atrodo aplinka. Aš šiaip labai. Push. Visą laiką susimaišau tarp push ir pull. Visada. Nežinau, galiu žinoti, kas tai vyksta. Žmonių labai daug. Hello. Yes, for two. Okay, thank you. Tai viskas atnešė mūsų picą ir žiauriai noriu valgyti, paragausiu. Nesu iš tų žmonių, kurie perka ir užsisakinėja vegetariškas picas, bet šį kartą yra viena iš jų, nes labai norėjau bratos sūrio, tai dabar paragausiam. Šiaip pasiilgstu tikrai tų visų sūrių, lietuviškų grietinių, tiesą sakant, tikrai labai. Tai dabar biškėlį skirstysim ir viskas paragausim. Atrodo šiaip labai skaniai, bent man gardžiai. Tikiuosi tokia jie ir bus. Yes.
Atnešiai Pauliui dabar picą ir negaliu akių nutraukti nuo jos. Tokia žiemiška manė. Bet gerai. O pica, manau, tai šiaip labai skaniai. Labai, realiai vienas skaniausių. Kokias valgom. Bet neaišku, ar tiesiog tai tikrai tokia skani ir gera, ar aš tiesiog labai alkana. Bet anyway, labai gerai. Ką atnešė pizzą, jau Gabrielė lengvai užsiminė, šiaip aš tai pakankamai lengvam šokė, nes nieko tokio tipažo pizzos ir aš nepasakyčiau, kad man labai gražiai atrodo tas žieminis papuošimas, aš labai mėgstu sūrį ir aš visada sakau, kad pizzoje turi būti daug sūrio, bet tie kraštai man labiau patinka, kai būna, tarkim, kad net ir toj pačiai Domino pizzoje vidury tiesiog įpurkštas sūris. Ir iš išorės dar kartą supratau, kad nėra tai pats gražiausias papuošimas pizzos. O šiaip užsisakiau labai irgi neįprastą pakankamai pizzą, kuri yra su mėsos kukuliais, meatballsais. Kadangi aš dažniausiai šiaip visada valgau pepperoni, anduje, man mėgstu aštrias pizzas, tai pagalvoju visai tokia įdomi opcija. Buvau lankęsis ne kartą apžvelgęs grynai mėsos kukulių vietą, kur daro ir hotdogus su mėsos kukuliais, kur daro daug labai skirtingų patiekalų, kur naudoja mėsos kukuliais, bet su pica dar esu bandęs. Tai žiūrėsim, ragausim, matau, dar čia atrodo feto sūrio papuošta, aišku, sūrio daug, pomidorų padažo, žiūrėsim, gal dar kažką atrasim pas viduj. Labai net keista liesti visą tą picos kraštą, kai jis toks parmezanu padengtas. Tai patys mėsos kukuliai šiaip labai faini. Net aš juos atskirai valgyčiau su, nežinau, tiesiog kažkokiu padažiugu ir panašiai lengva duonelė. Ant picos, klausimas, tokia atrodo, kad toks jausmas, kad tie skoniai kaip ir susilieja, bet kaip ir nėra taip, kad papildo vienas kitą. Bet šiaip pati pica, sakyčiau, pusė velnio. Praeitą kartą, kur buvom išrinkę, pica buvo geriau, tiksliau mes jos neapžvelgiam, nes į namus susisakė. Bet bendrai vertinčiau visai gerai. Toks 7 labiau link stipresnė. Oho. Ką pavalgėm, o dabar? Pirmą kartą taip skaniai tikrai suvalgiau vegetarišką pizzą su pesto padažu ir buratu. Nu, žiauriai buvo gerai, nors man atrodo, aš dar norėsiu kartą sugrįžti. O dabar, kur einam? Taip, tai dabar mes judame į šiaip, turbūt praseisim pro miestelį. Gabrielė sakė, kad čia už 3 minučių yra šventykla. Rinkis į dešinę. Nes čia visur faina, pačiam šiaip centrike esam ir gražių vietų yra, tai galima tikrai, žinai, pasižiūrėti. Tai mes ir apeisim, planavom varyti į Monkey Forest, bet kadangi tai biškį su laiku čia yra reikalų, kamščiai tikrai žiauriai dideli. Aišku, nors vienintelis variantas vykti su motociklu, bet jau čia nesutamtų ir nežinom, kiek laiko ten užtruksim, tai pasirinkom tiesiog prasėti. Mes tarp kitko labai daug matėm, tokių irgi jų šventų vietų, nes prie kiekvieno namo visur jos yra, bet pačioje tokio kaip šventykloje, tai jau Luvatų tik tai buvom, bet ir tai į vidų net nepatekom. Tai įdomu, gal čia pavyks kažkaip dar arčiau pasižiūrėti. Ir visur smilkalai ir taip kvepia. Nes kiti smilkalai būna tokie įkyrūs, man net galvos skausmas prasideda nuo to kvapo, o čia žiauriai geri dalykėlį. Ir einam dar į shoppingą pažiūrėti. Nenoriu tokios liemenės. Apsiaustas. Ir čia kaukės. Radom tą šventyklą, man atrodo jau. Bet iš karto siūlo į spektaklį eit. Čia ir kavinė šalia. Aš jau matau, kaip ten gražu. Realiai visai net netikėtai šitą vietą atradom. Mums matos, kad čia viena pagrindinių didesnių šventyklų. Tai, nuėjau pasižiūrėti, matau, uždeda net ir ant galvos raiščius. Viską, žodžiu, balietiškai aprengia. Matau, vyrams uždeda. Juokinga, kaip vaikų. Vieniems moterims vienokius, vyrams kitokius uždeda. Aš tave dabar pafilmuosiu.
Man jau žiauriai nepatinka, nes ir taip žiauriai karšta ir šitų susidėjęs aš tiesiog čia verdu savo sultyse. Eik, savo šiaip kaip gražiai atrodo viskas. Vau. Taip įspūdingai padaryta. Dar dažnai labai daro tuos visus valymus, spiritual visus valymus. Per šitus kriokliukus bėga šventas vanduo ir žmonės visi prausisi ir išsivalo nuo savo blogos karmos ir visko. Taip apsirengęs ir eidamas per visus šitus kelius nujautiesi arčiau visos balietiškos dvasios, bet kadangi labai daug turistų, tai irgi taip savotiškai, bet tokio vietoje esam. Aišku, man tie fotkinimaisi ant tų sostų, tai ir tos labai jau dirbtinos sukurtos erdvės, tai taip, kičiškai biškai. Šiaip kaip ir fainai, žinai, gražu pasižiūrėti į daugelį tų, žinai, pastatų, bet biškai kičiškai viskas padaryta. Kažkas labai nori būti karalienė, pasijausti bent kelias sekundės, tai bent jau taip. Iš pradžių galvojau, kad iš kitur vanduo bėga, čia pasirodo puodynė ir patie. Galvoju, kad čia, žinai, kaip Belgijoje, Briuselyje tas myžantis berniukas padaryta. Pasirodo čia. Man tai dabar kiekvieną kartą atrodo, kad, žinai, kad aš šiaip ir dabar galvojau, kad mes galėsim eiti į vidų tenais ir labiau galbūt ant tų tarptų visų pasivaikščiot, bet man čia kažkokia mistika, nes mes kiek einam, tai viskas uždaryta, yra tos erdvės ir mes negalime eiti, man čia klausimas didelis, ar visur taip yra ir tiesiog turistams aplinkui leidžia vaikščiot, ar yra klausimas ir dalykas, kuris, tiesiog įtako, nežinau, dabar čia biškai išsimušiau, ką aš noriu sakyti, nes mačiau labai noriu prieiti ant sostų žmonės. Bet jie ką tik įfatkinasi praeitam sostą, dabar šitam nori. Sostų valdovą. Tai aš ką norėjau pasakyti, kad man klausimas labai didelis, ar yra tik tai tam tikros vietos, kurias galima įeiti ir kurių mes dar netradom ir nežinom pačius vidus ir pasivaikščiot ne tik tai aplinkui ir dirbtinoj toj sukurtoj turistam erdvėje, ar čia yra tik tai tų šventų, žinai, kurie dalyvauja vietiniai apeigos ir panašiai dalykai. Tai čia labai man šitas iškilęs klausimas yra, nes dabar, kai mes susimokėjom ir mokestį ir galvojau, čia ateinam į tą šventyklą, tai galvojau, kad tikrai galėsim dar arčiau būti. Tai biškai nusivylus esu. Ir man toks vaizdas, kad svarbiausias objektas tai yra tiesiog tie krėslai, sostai, kaip čia įvardint teisingiau. Turbūt žmonės tiesiog visi ten sėdi, fotografuojasi. Sostai, aišku, labiausiai turbūt visa šita, žinai, ta skulptūra, kaip čia pasakyti, visa ta siena. Šventykla, čia kaip vartai, kaip įėjimas į ją. Tai patys vartai šitas esminis. O tie krėslai, kad žmonės gražiau ale nuotrauką pasidaryti, kad sėdint galėtų. Tai čia toks vaibelis. Ką mes iš vienos šventyklos į kitą, tai čia mažiau matyti turistų pamėgta vieta, nes realiai tik tai, kai mes tėjom ir kiti keletas atėjo žmonių, bet man šita vieta dar net įspūdingesnė, tokia dar labiau vietiškesnė atrodo, bet tų visų papildomų, sakau, kaip blizgučių, tai šiaip labai noriu nueiti ją pažiūrėti. Tik labai varžu. Maži žingsniukai turėtų. Gerai, žiūrėk, ir gėlytės prikištos į ausis. Kaip kietai. Įdomu, kiek čia išeis į vidų, bet jau čia bent per vartus tokius įeinam. Čia visiškai dabar tokia ramybė. Absoliučiai. Gerai, pirmą kartą jau kažkur daugiau į vidų galim įeiti. Man, žinok, ne, čia labiau patinka negu ten. Kaip ir ten išraiškingiau iš kitos pusės tokios turistinės. Bet čia man dar labiau eikti. Žiauriai gerai atrodo. Taip gerai. Ir panašu, kad mes galim įeiti arčiau. Tik reikėjo pabumbėti pirmai, kad niekur nėra įėjimo ir visur užverti vartai.
Tai jeigu taip atvirai, tai aš atrodo, kad laikau tas tokias šventas vietas, tai tokias būtent rames, su tam tikra autentika, be papildomų visų blizgučių, išgražinimų ir visko, va tokia, kur tikrai gali ramiai pabūt, pajausti ir man šitas žymiai labiau net patinka. Vis tiek, visgi yra ne visos erdvės atviros apžiūrėti, bet kadangi paslaupukavom, tai pro grotas, tiesiog pro vartus, tiksliau, pažiūrim, kas darosi kitos erdvės. Šiaip man labai gražu ir patinka. Kaip tau, Pauliau? Aš tai tyliu, nes aš kažkaip dabar šitoje antroje tikrai pasakysiu, kad čia ir net ir mažesnė daug kaina, bet ir daug fainiau. Vienas dalykas, aišku, tų jau nėra to turistino, yra 3-4 žmonės, kurie praėjo, tai toks ramumo, jaukumo, bet aš dar kartą supratau, kad man, nors yra autentiška, gražu, bet kažkokios dvasios ir kažkokio įsigėrimo energijos nejaučiu šitų vietų. Dar kartą supratau, kad man gražus architektūriniai, kad ir tradiciniai pastatai nieko nereiškia. Ne, biškai prisėsim ramiai. Čia fainas, man tai kažkaip nesakau, kad aš norėčiau ant kiekvieno kampo į tas vietas varyti ir visur varneles susidėti, nes kaip pat noriu, reikia pamatyti ir nusifotografuoti, bet tikrai bent tas minimalus noras į vieną, į kitą vietą nuvykti esančią, kad tos autentikos pačios pamatyti. Tai tikrai norisi. Aš, galvoju, gal dar pajausčiau, jeigu kažkoks, būtų kaip ritualas, kažką, kurį tu atliktum toje vietoje, kuri yra labai graži ir panašiai, ir su visais tai žmonėm, ar ten vietinės, ar kažką darytum, jaučiu, tada galbūt ir įsikviečiau. Dabar man nulis emocijų. Aš tai ieškojau tokios vietos, kur ten tie spiritual visos ceremonijos, bet labai sunku iš tiesų išsirinkti, nes pirmą irgi su žmogum, kuris iš Vokietijos, kanadietis, vokietis iš Kanados atvykęs žmogus, sakė, kad jis retryte yra dabar išvykęs būtent čia ir aš irgi pasidalinau tuo pačiu su juo, kad yra labai didelį pasiūlą čia. Čia labai to garsėja, visom jogom, viskuo, visais nušvitimo šventaisiais dalykais ir apeigom, bet nežinau, ką pasirink, nes yra tokia masė, tiek daug visko siūlančių ir geriausių variantų, kad paskui pasižiūrė kitus šaltinius ir pamatai, kad ten turistas prie turisto, kaip žinai, vatlinykę vaikai, žinai, visi suguldyti. Tai, kažkaip, žiūri, tą irgi praranda tokia autentika. Man tai toks, dėl šito dalyko, tai čia lygiai taip pat kaip su maisto vietom, kur yra keliauja, ar ten į Prancūziją, Paryžių, ar kur yra belenkiek restoranų, ką reikia daryti, arba tie žmonės, kurie keliauja klausti, arba tiesiog daryti paprastų bandymo būdu. Vieną kitą įsibandai ir tada kitiem jau gali, pasakyti, kas fainiau. Nes čia kitaip, ką. Tai čia yra tas pats, žinai, ir su šventyklom, ir su viskuo, kitą kartą nežinai, kur kas kaip yra. Bet kitą kartą tiesiog yra atsitiktinumo, žinai, būdu ir bandymų pačiu būdu. Pamatai, atsirenki ir gali pabūti. Mes gyvensim iš vis neaišku, kur atėjom, vakaras tamsu. Čia tai būna, kai užsisakai nakvienę už tarp 12-13 eurų, kas pigiausias variantas. Tai panašu, turėsi ne tik neveikinti tualetą šiandien, bet ir dar daug niuansų. Aš tikiuosi, kad bent internetas ir elektra bus. Aš iš vis neįsivaizduoju. Ir aš nesuprantu, kur mes einam. Nes mes atėjom, sakė, jau pas mus neveikia kambarį, tualetas ir vonia. Tai mes šiandien miegosim kažkur. O kur mes čia einam miegot, aš neįsivaizduoju. Bet mus išvedė iš viešbučio teritorijos. Tai jeigu mums čia kažkas nutiks, aš nežinau, nei kur kreiptis, nei ką. Dar reikės čia... Grįžti reikia sugebėti kažkaip. Bet čia visai čia tai neblogai. Aha. Okay, thank you. Oh, and toilet is also here, it's okay. Okay, that's great. Viskas, mes atvykom į savo kambarį. Šiaip, palyginus taip, kaip mus vedė tamsiai ir ten atrodė, kad čia iš vis baisiai viskas bus. Aš galvoju, kad kokiam tvartį miegosim. Aš iš vis galvoju.
Mano tai pirma buvo mintis, kad jie turi laisvą kažkokį savo kambarį ir mus priglaus tai nakčiai, nes man jau iš tikrųjų nuojauta sakė, kad čia bus kažkas keisto, kai mes atvykom, buvau užsirašęs tik tai tam tikrai kitus žmonės, o mūsų nebuvo ir paskui per Agodą pasižiūrėjau, kad visgi ir mes esam užsisakę kambarį ir tada jis neparuoštas, taip toliau ir panašiai, tai mes išvykom ir tik dabar grįžom. Man toks, žinai, jausmas, kai dabar kalbėjom su jais, kad apskritai mes čia neturėsim tualeto šiandien ir vonios ir eisim pas jį kažkur ten, žinai, galėsit užsukti ir ten atlikti reikalus, o rytoj jau turėsit. Jo, o aš prieš tai, kai mums pasakė, kad mūsų neįleis į kambarį ir aš buvau iki tualeto nuėjus ir ten buvo tualetas, nu tai tikrai žiauriai blog, nu tavars, tiesiog būtų, žinai, kaip pastatytas sodo tualetas, jo. Ir viskas. Ir man pasakė, kad reikės eiti. Ir aš galvoju, o Jėzau, dabar tamsu bus dar ten visokių, nu žodžiu, galvoju, ten bus šakės. Bet mus atvedė šiaip tarp kitko į fainą kambarį. Biliam, kaip gerai. Man šiaip geras. Žinai, tas toks medis, kaip, nežinau, baltas, va padengtas. Ir šiaip gerai atrodo. Ir patys patalai labai gerai atrodo. Ai, tu ir valdai visi irgi lygiai tą pačią. Tikrai fainai. Ir ten buvo toks, žinai, kaip terasėlė laukas fainas. O paskui, kur šviesa atsirado, visai fainai. Tik matau vienas rankšluostis ten. O daugiau, tai mes turim tik vieną rankšluostį. Turim ir... Turim olę virtuvėlę. Lem, bet kas čia, žiūrėk, čia virtuvėlė, bet suskilę. Žiūrėk, driežiukas. Mažas. Galvojat rakončikas? Jo, aš galvoju, kad tarakonas. Mažas draugelis, šitas. Bet kad čia šitie nuskilę vis, kažkokį taviškį ne. Va, norėjai virtuvėlės, turėsi virtuvėlės. Tai žinai, mes čia būsim tik tai vieną naktį, rytoj mūsų iškraustas iš čia. Parodyk kaip tualetas. Aš nežinau, kur čia šviesa. Jeigu įsidėlišys, čia gali būti palam. O, radau. Nu, normaliai, va šia petys yra atremtas. Dušas čia, aš galvoju, irgi kartu čia tas variantas, kai mes turėjom Singapūrę, kad ant tūliko viskas eis. Na, neatsin, žinai. Svarbu, jau gerai, kad, nes aš įsigandau tikrai nei vandens, nieko neturėsim. Taip, galvom, nieko mes neturėsim, lauko tuo tualetu pasinaudosim. Taip, žiūrim, aišku, čia kokių seifų jau čia tikrai nesitikėtų. Ir mums reikia dar vieno rankšluosčio. Ai, važiuok, antras gal šitas ar ne? Tai čia vienas apie šitą aš kalbėjau. Ne? Okay. Turim šaldytuvą, ar šaldytuvas vėl yra didelis, sharp? Okay. Ne. Thank you. Yeah, okay. Thank you. Thank you. See you tomorrow morning. Thank you. Bye. Gerai, užsiskleisim. Tai buvo dar vienas rankšluostis, tai dar kito pasiprašym. Na, tas taip. Tai jo, tas mūsų 12-13 eurų nuoma, pigiausia, kokią turėjom per šitą visą kelionę, bet kol kas, visai čia tikrai, dabar galvoju, yra kondicionierius, pasižiūrėsim ar veikia, nes yra dar tokio biškai lengvo dušnumo. Ką, įsirašė mūsų pusryčių, labai jau nekantrauju pamatyti, reikia tik atrasti tą vietą, nes vakare iš viso atrodo labai keistais keliukais keliavo. Tai kaip matot, mes visiškai tokiam gamtos oazėje esam ir aš tikiuosi, kad bent jau bus kava ir arba vaisių, arba kokia bandelė. Labai ultimatumai, kaip pasakyti, normatyvai labai maži, svarbu, kad bent kažką duotų. O šiaip mes dar tikimės, kad leis čia pasilikti, nes fainas kambarys, faina aplinka, nes mus paskui perkels, tai ne kažką. Gabrielė Loja viena geriausia, nes mėgsta kietą, tai čia kaip tik toks formatas yra. Ir jo, bandysim kažkaip įsimušim gal. Dabar spėjai, kairė, mums čia mūsų jau atėjimas. Tai čia kažkaip vakare atrodo sudėtingiau viskas čia vyko. Morning. Hello. Good morning. Thank you. Yes. Yeah. We can sit here? Sit here, okay, yeah. Thank you. Choose. One more time. Omelette sandwich or banana pancake? Banana pancake for me. Banana pancake. Omelette sandwich. Okay, thank you. Šiaip tai vakar kaip tik spėliojom, kas bus dar ir irgi Gabrielė man atrodo sakė, kad blinelė gali būti. Omlečiukas vakas toks, bet čia visai bazė. Panašiai, man atrodo, ir Sapoje mes turėjom, kad mėgėm blinelius. Ir atrodo, omletas kažkas buvo, kažkas ten susiriubom labiau. Tai bazė. Tik tai va klausimas, ar man bus tų gėrimų bent kavos. Paklausim. Ir taip įdomi labai nepasakė. Sėdėm, jo, ant pagalvėlių. Ir staliukas toks. Čia žiauriai faina kaip tai.
aš nežinau, ar čia galime vardyti, anksčiau mes vadindame tokius staliukus, kaip žinai, japoniškai, kur to mažo sėdėjome, bet gal Azijos šalyse daug kur yra tie... Yes. Water. And then there is coffee and sugar. Oh, nice. Okay, thank And you. this is tea. And then 4 cups. If you want milk tea or coffee, if you want. And then 1 cup. And then for one thing I make banana. Thank you. Okay, thank you so much, thank Tai you. vis dėlto turim, kaip ir kalbėjom, ir vaisių, ir kavos va atnešė. Man tik kas įdomu, kad tą termosą, žinai, atnešė vandens karštą. Va šitą. Jau atrodo labai seniai mačiau šitas Termusiuką. tokius termus. Man čia taip vietiniškai, taip fainai atrodo. Toks, žinai, kaip... Pramoga. Jeigu kaimo turizmas būtų, Turistekas. tai kažkas link to, žinai. Šiaip labai ir mielas, atsakė, kad tie tėvas, kuris mūsų anksčiau pasitiko ir pravedė, kad vaikas šio yra ir daug geriau angliškas, tai matėsi, kaip stengiasi ir bando viską tvarkingai pasakyti ir panašiai toks. Irgi tartum savim, žinai, didžiuojas, kad man dažnai ir viskas čia gerai visai jam sekasi. Šiaip labai miela. Yeah, for me pancakes. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Ja. Nu ką, turim blynelius ir su Gabrielė jau man pranešė iš anksto, kad su kondensuotu pienu. Tai Ir turim sumušteką, iš karto parodo. toks to kaip taustas visiškai, Taip, žinai, taip. omleto. Čia kaip panašiai kaip tu net darydavai. Thank you. Tai man du mėgstamiausi turbūt dalykai apskritai prie blynelių deserto arba būtų kondensuotas pienas arba Nutella. Man yra iš karto iš taško 3 balai aukščiau pakilo. Kalbėjom įdomu bus ir kokia namudinė ir kas į vidų įdomu, ar kaip uogienė, ar ką jie dės, ar tiesiog... Klausykit, kad su bananais. Su bananais? Vertinam visokius restoranus, ten geriausias panašiais kartais, o paprasti blyneliai, kondensuotas pienas, bananai viduje, pasakėlė. Na, aišku, gal kaip pusryčių to labai nepasisotinsim, bet pradžiai sprendžiu iškišti, nėra pats tas. Manau, tos sumuštinį dar pasidalint galėsim, tai Galiu paragauti? gali. Ne, man noriu labai ir tausto. Nes čia man pusės jaučiu išteks. Rimtai. Tai taustas šiaip tikrai labai gražiai, man tas bičiukas. Čia kaip, Moka gaminti. kaip kulinaras, nu tikrai ir estetiškai gražiai šiaip atrodo, va dar per pusę perkrito, tai turbūt jos gal net jo, nice. Jos padarė per pusę, tai va čia dalintis gali. Salotas, šiaip ir vidus, va žiūrėk, kiek viską. Ir daržovikių, ir žiauriai agurkiukų, visko. Likusią savaitę gal šitą užsisakinėsi? Šitai abie labai norėčiau, gal už papildomą kainą galėtų padaryti, nes aš nežinau, bet tas gal tikrai gamtoje yra daug skanesnis maistas, man dabar jis labai gerai viskas. Aš čia neturiu jokių net komentarų, kažką pasakyti neįgimą, viskas tik tai teigiamai blyneliai, taustas ir prieskoniukai ir jis tokia šitą kažkokį net tą, aš ne, sambalas, man atrodo, jo yra tas aštrus padačiukas, tai čia irgi panašiai tą taustą idėją, tai viskas labai skanu. Gerai, Gabrielė, ragaujam savus. Ką mes atvykom į Kretiją, Bud. Čia bus baseinai, pramogų erdvė ir gražiosios ryžių laukų terasos. Tai pasižiūrėsim, išdavėm mums bilietėlius, eisim įsigysim, man atrodo, kažkur turėtų kainuoti 3 eurai virš žmogui. Tai pasižiūrėsim, kai dar niekas nepasikeitė. Ir matau, kad žmonės renkasi, nors mes jau stengiamės kuo anksčiau atvykti, kad išvengtumėm didelių kamščių ir didelių žmonių kiekių. Tai viskas, mes gavom bilietus, turėsim prieėjimą prie pačių baseinų, sumokėjom 50 000, iš viso 100 000 bendrai, tai gaunasi jo, kažkur 3-4 gal eurai žmogui. Ir va, turėsim prieėjimą, tik tai aišku, kadangi norėsim dar ir išbandyti luvakų kakučių kavos populiariosios, tai reikės papildomai susimokėti už maistą taip pat, bet tam tikrus
kaip sakau, prieimus jau turėsim. Labai daug personalo ir labai daug visų nukreipimų, kur eiti, ką daryti, kur ką palikti ir panašiai. Hello, good morning. Let me collect your ticket. Yeah, sure. Okay, yes, please for the swing and a rice field, first junction, take left, swimming pool just straight. Okay, thank you so much. Thank you, bye. Geras, kaip gražiai atrodo viskas. Okay. O čia va ta populiarioji vietelė. Aišku, čia irgi standartiškai yra vietos, kurias reikia minimalus mokestis yra, iš kurias reikia išleisti. Ir matau, ten, kur yra daugiausiai žmonių, ten yra be minimalaus mokesčio. Bet matosi, kad pilna. Nes kito atveju irgi reikėtų nuo 200 eurų maždaug išleidinėti. Tai. Na, mes tiek nenorim. Fainai. Pažiūrėkit, čia dar yra kaip gerai. Gal ne čia fainiau vaizdas atsiveria, gal ten čia reikėjo pasifotografuoti. Bet čia žiauriai kietai atrodo. Tai jeigu realiai žmonių renkasi daugiau, tai yra jiems vietos, kur pasiskirstyti, kur nusifotografuoti ir nesistumdyti. Tai man atrodo, čia net ir kito atveju, ir daugiau prisirinks gal visai variantas ir nieko čia tokio ir po pietų atvykti. Nes galvoju, jeigu tik tai ten ta vieta, žinai, būna, tarkim, viena, tai tikrai nefaina būtų, bet čia tai daug erdvės, daug visko ir šiaip labai nuostabus kryžių laukai, nors jie kaip ir nėra labai daug jų, bet vis tik ta panorama būtent į baseiną atsiveria žiauriai gerai ir man asmeniškai tai labai paliko didelį įspūdį tos skulptūros, statulos, kurios yra kalne, tai tarp kryžių laukų ir ten žiauriai fainai atrodo. Aš baseinė kai plaukiau, tai ten priplaukiau prie krašto ir žiūrėjau ir man ten visiška meditacija, net smagu būti atsiribojus nuo visos tos erdvės. Čia, žodžiu, man labai patinka. Šitoj zonoje yra ir galimybė išbandyti luvako kavą, to gyvūnėlio, kurį kava daroma iš šūdukų, tai daugiau mažiau dabar rodo mums direktyvas, bandysim atrasti. Tai va matom, kaip atrodo ta iššikama kava. Čia panašu pirmas procesas, tai matosi, kad yra ir tos pupelės ir aišku, kas būtina, yra to pačio šūduko. Tai jo, taip viskas atrodo, neatrodo labai impotinai, žinot, kad mes tai turėsime ragauti. O čia jau matosi tokia, man primena šiek tiek šitas kaip žemės riešutai, šiek tiek kepinti, nes tos pupelės tokias gelsvumą turi. Panašu, bet keista, va, tarkim, šitas procesas yra kaip ir tolimesnis, nors jos atrodo, va čia žalios, o čia jau kepintos. Nes čia šitos labai panašios, nes šis šiek tiek graublėtumo turi ir panašiai. O ten matyti turbūt ko pridedama papildomai, tai yra imbieras, kažkokie kaip salierai, kažkas kiti dalykai. Tai ką, tai turim tą vieną brangiausių pasaulyje esančių kavų. Paskaičiavom kainą, tai šio puodelio kaina yra 10 eurų. Aš niekad nesu mokėjęs tiek už kavą, kakučių kava. Na, skanaus man. Ok, šiaip tai visai nustebino, nes aš tiesą sakant galvoju, kad tai bus labiau karti kava, kai būna senose kavinėse, kur ten 300 metų gyvuojančios ir tiesiog neskanę karčią paduoda. Tai jis, sakyčiau, turi net labiau rūgštumo, kaip specialty specializuotos kavos kavinės. Tik tiesiog šiek tiek lengvesnį tą skonį, matosi, kad mažiau tos kavos pupelių ir daugiau vandens yra. Tai ji nėra bjauri. Man jau gerai, ji jau nėra bjauri. O tokie poskoniai, tai realiai kažkas stipraus, ar ten kokio cinamono, ar ten kaip būna, sako, vyšnių skonį ir dar kažką jaučiu. Tiesiog lengva, kaip įprastinę kavą, ragaučiau ir tiek. Ar verta tai 10 eurų? Verta dėl šito vaizdo, kurį mes turim priešai save. Bet tikrai ne dėl kavos. Ir aišku, žinant, kaip viskas vyksta su šitais gyvūnėliais, aš tikrai daugiau gyvenime tokios kavos neragausiu, nes vis dėlto jos pakankamai ten stipriai išnaudoja. Tai yra turizmo dalykas ir tie gyvūnėliai laikomi narvuose. Beveik
ir tiek Bali, ir kur kitur yra auginama. Ir tie gyvūnėliai dėja geriau gyventų tikrai laisvėje, o ne valgytų tuos uogytės šiktų ir tada, kad turistai paragautų šitos kavos, kurie nėra kažkas labai specialaus ir nėra tas skonis toks, kuris užburtų ir panašiai. Tai va, 10 eurų kava iš kakučių. Skanaus. Ką, keliausime dabar į Ryžių laukus, bet matom dar šalia yra ir tos visos supynės. Man tai jau visiškai neimponuoja, nėra gražu. Aš labai gerai prisimenu, kad prieš kokius 7-8 metus, kai pradėjo Instagram'e dėti tas nuotraukas, kad kažkas supasi, kažkas videkus, tuo metu labai populiaru ir labai faina ir gražu atrodo. O dabar man toks kičas šitie dalykai atrodo ir tas matosi, kad visos supynės papuoštos, net matau, nenatūraliom tokiam žalytėm. Kevra dar yra, kas nori pasidaryti tą nuotrauką ir videką, bet šiaip tai spėjo dar čia vis tiek kokią 10 eurų ar gal net ir daugiau sumoka, kad pasisupti, bet galėtų ir nebūti šitą dalyką. Eisim dabar į Ryžių laukus, tai va kas fainiau galėsim prasieiti ir pajausti tą, ką turbūt jautėm Vietname Sapoj. Tai čia šiaip labai įspūdingai jie atrodo, aš sakyčiau, kad netgi įspūdingiau, netgi ką Sapoj matėme, nes jie, va, kaip ir Gabrielė sakė, kad yra ir skulptūros, yra ir upeliukai, ir tie takeliai tokie dar išraiškingesni, tai einu pasižiūrėti, kaip viskas atrodo šiandien. Man tai gal dėl pačios Sapos atrodo, gal nebuvo taip žalia visur, buvo tam tikrose vietose labiau žalia, žinai, daugiau to žalumos, o čia ten mažiau vietomis, o čia atrodo visur yra labai žalia. Ir ryšku, tai va tas gražu, bet ten tai viskas buvo natūraliai sukurta, o čia tai... Jo, tai va labai teisingai sakai. Ir čia, žinai, dar kas yra. Man šiek tiek gal vaibo krenta, nes tu supranti, kad tie Ryžių laikai iš esmės klausimas, juos turbūt vis tiek nuima ir daro ir kažkiek eksportuoja, bet jie grinai sukurti tokie, kad vizualikai padaryti ir kad būtų išraiškingesni, bet tai nėra taip, kaip mes Sapoje, ten tikrai, kur žmonės dirba. Matėm, kaip dirba, tai žinias, o čia supranti, kad jie sukurti tiesiog dėl grožio padaryti ir kaip gali būti įspūdingi tie Ryžių laukai. Tai va, bet vaizdas yra, tai kaip ir... Keliaujam pasižiūrėti čia. Čia pasirodo dar ne vienas yra tos supynės, tai yra ir daugiau jų padaryta. Ir čia net suknelėm apsirengę, pasipuošę. O dievai dar ir su garsais, ritualais. Ir aišku, tie vietiniai fotografai, kurie dar paima euriukų papildomai iš tos pramogos. O geras, šiaip net nemačiau, kad grinai ant medžio duriano būtų ir tokie, va čia jie mažiukai fainuoliai tokie atrodo. Ir dar nesmirdami. Nepradaryti. Nu. Taip, O, kaip gerai, šiaip žiauriai kietai atrodo. Man tai čia grinai toks maniškis Disneylandas, kur yra gamta, nėra to, faktas, kad čia irgi sukurta visi tie dalykai, bet tokia gamtos oazė, tai čia yra labai cool. Dabar po truputį leidžiame žemyn, įdomu, man toks biškai jausmelis, kad iš viršaus turbūt įspūdingiau viskas atrodo, kai mes eisim to, gal nebus to viso vaibelio, bet einam, norisi paliest tuos Ryžių laukus. Bet aš atsimenu, kaip mes Sapoje buvom, tai ėjom ne tokiais šaligatviais, o tiesiog ėjom dumblais. Su gyvuliukais, ir dumblais. Aš jau pasilgau tų visų water buffalo. Norėčiau, kad ir jie čia būtų. Kaip man nepatinka šitie dirbtini visi paukščiai sukurti. Nu jo. Bet čia žiauriai kietai atrodo iš viršaus. Ir panašu, kad žmonės būriuojasi pagrinde prie tų supuoklių, supynių. Kas liūdna šiek tiek. O čia vat einam jau link gamtos daugiau, į apačią ir jau žmonių. Nematyt. Ten žmonėm, kur reikia pajudėti šiek tiek šiknas pakelti, jau nesinori geriau, o baseiną tiesiog su kokteiliuku sėdėti. Na, kai tiek kavinių, tiek visko yra, poilsiauja. Čia mes kaip išprotėję daug vaikščiojam. Gerai. Pusvalandį prie baseino valandą maks pabuvom. Būsim sveikesni už tai, meilė. Duok Dieve. Ką žiūri? Žiūriu, gal vėl kokia beždžionka, nes yra garsai tokie, kad... O mes čia tikrai eisim į ten tuos Ryžių laukus, nes kažkoks ten, žiūrėk, skylė. Taip. Eisim į skylę. O, drugeliai, žiūrėk, kokie. Žiūrėk. Kokie įspūdingi, eik tu savo. Ir jis ore tiesiog laikas. Vau. Labai. Ne. Atėjau palės, žiūrėk, labai.
panašu, kad ir čia yra kur praseit, tai gal net ir nereikės varyti į kitą vietą dar. Jau Gabrielė norėjo tą tokį autentiškesnį ryžių laukus nuvaryti, bet kadangi čia irgi galima praseiti, tai... Visai variančiukas ir čia. Oho, kokia čia statula. Net nemačiau šitos viršui. Aha, šiaip jo. Bet man tokia susijusi. Jo, man šiaip tokia politiška ir tokia net su karo tematika man siejasi. Tokia, šiek tiek yra to komunizmo jausmo. Bet labai faina, skirtingi tie takučiai, vėlgi čia yra, dabar tokia, man tokia Flintstone'ų takelis primena šitie tokie akmenukai išdėlioti. Bet ir keičia ir vizualiką. Labai cool. Ir kas labai gerai, kad realiai ką mes 3 eurus sumokėjom ir turim ir įspūdingą šitą gamtą, galim baseiną, galim kitus dalykus, tai jeigu norite valgyti, gerti ar suptis, tai tada sumokėsi daugiau, bet šiaip tai tikrai už tokią 3 eurų kainą tu gauni labai daug. Čia ir vienas gražiausių turbūt pasaulyje vaizdų, tai labai cool. Brangiausia tik tai kava gausi. Jep. Tiek, kiek mes už maistą. Normaliai. Mes dar galvojam labai su Gabrielė, kurį būtent tą ryžių lauką pasirinkti, nes šita, kaip ir čia GPT klausėm, yra populiaresnė ir daugiau ta turistinė vieta. Bet žinant, kaip su daugiau veiklų pačių, jo. Bet žinant, kaip čia žmonių srautas pasidalina, aš manau, kad mes pasirinkom tinkamą sprendimą, kad čia ėjom, nes ten turbūt galbūt net nebūtų taip, būtų turbūt viskas gal natūraliau, bet nebūtų taip tikrai su vaizdais įspūdinga. Tai... Aišku, čia, žinai, kilometras yra atstumu, gal visai fainai būtų palyginimui nuvaryti ir ten. Tokiu, žinai, prasėjimo. Galės. Pavalgysim, pasisotinsim ir galėsim varyti. Dar kitą prasičekti vietą, nes aš kažkaip labai noriu pravaikščioti. Jeigu Gabrielė netingi, galim tikrai varyti. Aha. Aš už. Va, matos ir baseiniukas mūsų iš kitos pusės, kur praleidom laiką. Ir dar skulptūros šitos, nes būnant anoj pusėje net nesimatė, kad yra šitos dar skulptūros. Kadangi Gabrielė šiek tiek bijo beždžionių tiltų, ypač kai kas nors subuoja, tai man perleido vairalazdę. Eik, tu sakai, čia fainai. Einam tik tai tą pačią koją. Tau pavyks, jau nedaug liko. Jaus. Ir tiek laukia, kokia 20 žmonių. Nu, dabar praeisim tas skulptūras. Ir toks jausmas, kad jos iš tokio kaip šieno ar kažką padaryti tokio didesnio. Arba galbūt kažkokios kaip augalo džiovinto. Nes atrodo labai plonas ir atrodo labai degios. Tai čia toks jau matosi ratas instagraminis, o čia daugiau jau visos tos meninės skulptūros. Kaip fainai atrodo peliukas akmenim. Labai fainai. Man fainiau negu tos skulptūros. Jo, nes yra vandens. Žiauriai gerai. Ir tavo akmenyje išraižyta skulptūra, bet man šiek tiek tokia krypį, tokia bauginanti, nes tie vaikai ir su pilvais ir tokie jie tartum suglūdę su to akmenį, man kaip tiktų kokiam siaubo filmui šiaip jau. Pats iš tolo žiūrint į visą šitą skulptūrą kaip ir fainai, bet dabar ačiū priėjęs, tai tikrai tokia šiurpinanti. Nu ką, aš laimingas, kad tik buvau tualete ir taip labai juokinga, nes neseniai prisėdom ir žiūrėjau, Rabenas ką tik įsisakė, po minutės jau neša, aš galvoju, viskas veiks greitai tarp tualetų, neužsibūt, kad neatšaltų. Rameną pirmą kartą realiai ragausiu šioj kelionėje, man tai yra nemeluosi viena mėgstamiausių sriubų, tik aš dažnai bijau restoraną simti, kur yra kaip dalinis pasirinkėjimas, kur yra 50 skirtingų pasirinkimų ir tarkim, kaip čia yra dvi atrodo opcijos buvo ramenų, tai pas mane yra tas, kurį aš mėgstu tirštas kreminis kiaulienos ramenas, ilgai labai brandintas sultinys, aišku, kaip pridera kiaušinis marinuotas, jis čia labai gražiai atrodo. Grybai japoniškai, aš nepasakysiu, čia šitakė ar ten kokie, matau dumblis, dar visokių daržovyčių, šiaip labai instagramiškai ir gražiai atrodo, tikrai nesireikėjau, nes kainos Gabrielė padiskutavom nėra jau tokios didelės kaip šitoj vietoje. Turint tokį vaizdą, mano ramenas yra 5,5 euro, tai sakyčiau, viskas yra labai gerai. Gerai, reikia vėl grįžti, atsiminti, kaip man patogiausia imti, kadangi aš kairė rankis, tai kairė imu pagaliukus, o dešinė šaukštą. Šiaip labai patogus, fain, gerai.
Pradėkime nuo, žinoma, kiaulienos. Reikia prisiminti pagaliukais, kaip valgyti, nes jau matau, kad įgūdžiai nevalgant dažnai praranda. Čia gal net... Šiaip labai skani kiauliena. Tas sultinys prisigėręs tą kiaulieną sultinio ir taip gerai tokia kreminė tampa, nors turi šiek tiek riebaliuko, bet kai va taip prisigėrė sultinio, tampa labai skani. Ir makaronai, matau, kokie man ir patinka, yra tie tokie kreminiai ir pakankamai stori. O dievai, mes išragavom Vietnamo didžiąją dalį sriubų, bet tiesą sakant, aš jau trokštu nukeliauti į Japoniją ir paragauti tų ramenų, kurie yra kilę būtent ten. Nes man šita sriuba turbūt ta sriuba, kurią aš galėčiau vadinti kaip jau nesriubo, kaip pagrindinis patiekalas, nes čia tiek daug visko ir tie makaronai tokie geri ir tas sultinys riebumo turi, kaip ir turėtų būti ramenuose. Gerai, paragaukime tų pačių grybų. Labai keista, nauji pojūčiai, nes aš iš tiesų esu tas, kuris sako ne grybams, bet ramenuose jie čia labai yra geri, jie čia žiauriai tinka. O aš užsisakiau sušius su tunu ir lašiša, aš keisti, kad gal ir tas yra. Aš galvoju, kad galbūt lašiša bus iš išorės, bet ne, matyt viduje yra. Ir taip pat ir sušius nesim, kad mes labai dažnai užsisakytumėm kažkur išvykus, bet labai gražiai atrodo, tai galvoju, ir skonis. Oi, tikrai aš jau irgi atpratau su tais pagaliukais. Ryžiai tai atrodo žiauriai suvirę. Bet man skanu, man tinkam, bet gal biškai per daugokai. Bet anyway, tai tokios rūgštelės padažo, viskom. Tai vis labai gerai. Ir noriu paragauti Pauliaus tos išgirtos sriubos, ar tikrai ramenai yra tokie geri, kaip Paulius išgyrė.